KTU informatikos fakultetas siūlo studijuoti programų sistemas, kurių paskirtis – parengti aukštos kvalifikacijos kompiuterių programų sistemų specialistus, sugebančius analizuoti, kurti, diegti ir testuoti programinius produktus. Studentai, kurie gebės dirbti programų sistemų projektų vadovais, programuotojais, programinės įrangos priežiūros specialistais, dalinasi savo patirtimi apie šią studijų programą. Aš nuo mažumės programuoju, lankiau JTKM, jaunųjų kompiuterių mokyklą ir visą laiką galvojau, kad noriu įstoti į šitą specialybę. Žinoma, bandžiau į Angliją, bet paskui pasidarė planai, kad įstojau tik į KTU. Ir aš labai esu laimingas, nes nesitikėjau, galvojau pradžioj čia Lietuva, čia blogas lygis, kai dabar yra tarp jaunimo, nusistovėjus tokia, kaip sakant, nuomonė visuotinė, bet įstojau į KTU, tai net galiu pasakyti, kad kai kurie dalykai net kaip verčia stengtis ir pereiti per save, kad pasiektum tam tikrą lygį. Aš iš tikrųjų nusprendžiau nevažiuoti į užsienį studijuoti ir mane žavėjo informatika, dėl to nusprendžiau, kad stoti į KTU informatikos fakultetą būtų geriausia idėja, nes manau, kad KTU yra geriausias universitetas Lietuvoje. Gebėti kurti didelės programų sistemas, dirbti komandoje, kurti gyvybingus produktus tenkinančius vartotojo poreikius yra pagrindiniai reikalavimai būsimam programuotojui. Programavimas yra toks mokslas, kuris reikalauja labai daug kūrybos. Ir aišku, reikia tikslių mokslų žinių, matematikos, to pačio programavimo, bet po to tu tas žinias taikai kūrybiškai. Iš tikrųjų, tai yra sprendi problemas, tavo darbas yra spręsti problemas. Tai yra dalykas, kur tu visada turi tobulėti, visada turi mokytis ir realiai, jeigu tu nori būti gerų programuotojų, tu visada turi žiūrėti, kas yra nauja ir tu negali stagnuoti. Ir kas man tai yra labai patrauklu būtent šitoje specialybėje. Na, aišku, iš pradžių susidursit su daug klaidų, bet nereiktų iškart nukabinti nosies, reiktų, kaip sakant, kaip tik apsišarvuoti kantrybę. Ir iš tikro net ir patyrę programuotojai, kai atsisėda kažką naujo daryti, jie nemoka nieko. Atsisėda ir vėl supranta, kad nieko nemoka ir mokosi vėl iš naujo. Tai tas darbas tuo ir pasižymi, kad visada tu tobulėjai. Man patinka. Dabar kaip tik pradėjau praktiką dirbti ir negaliu pasakyti, kad viską, ką mokiausi, ten dalį pritaikiau, dalį nepritaikiau, bet sužinojau įdomių dalykų, ten kompiuterinę grafiką, dar matematiką, kurie tikrai pravertė. Turint norų, čia galima labai daug pasiekti KTU universitete, nes yra, aišku, bazinės studijos, kurias turi lankyti kiekvienas studentas ir mokytis kartu su visais, bet aišku, jis dar turi begalę tokių laisvų pasirinkimų veiklų, kurias gali asmeniškai pasirinkti. KTU informatikos fakultetas ir jo dėstytojai stengiasi programuojantiems studentams suteikti galimybę susipažinti ne tik su programavimo kalbomis, bet ir su įvairiausiomis veiklomis. Pasaulinio komandinio programavimo konkursu, Code Jam, Coding Dojo, tarptautinė programavimo stovykla ir kita. Gauni 5 valandas, gauni uždavinių, apie 10 tarkim, ir per tas 5 valandas tu juos bandai išspręsti jų kuo daugiau ir realių laikų vyks reitingavimas ir tu gali matyti, ką žmonės yra išsprendę ir pagal tai derinti savo planą. Kiekvienas toks renginys yra naudingas tom, kad tu gali pasisemti patirties iš specialistų, kurie suteiks tam tikrą informaciją, taip pat patikrinti savo esamus įgūdžius, pritaikyti praktikoje. Aš tai manau, kad šitie konkursai kaip tik išskiria programavimo esmę. Tu rašai nedaug kodo, bet tas kodas sprendžia sudėtingas problemas. Tokiuose renginiuose tai padeda labai matematikos žinios, aišku, bet šiaip norint programuoti, tai tiesiog užtenka loginio supratimo ir gebėti analitiškai mąstyti. Aš manau, kad programuotoją matyti visai neblogą nesimato, artimiausiu metu bent jau. Tai, nes dabar ypač, kai viskas keliasi į internetą vis dar, visos programos ir viskas jau tampa tiesiog, kad visa tai yra internete ar kažkur debesyse. Ir tiesiog artimiausiu metu būtent į tą programuotoją eis. Vėliau galbūt jau bus kažkas kita, bet tikrai visą laiką bus jums darbo. Kas bus tolimoje ateityje prognozuoti visada yra labai sunku, bet kol kas matosi, kad poreikis programuotojų tik didėja ir tikriausiai didės dar kurį laiką, o dėl tolimos ateities visada yra labai sunku. Manęs KTU nenuvylė.